Sveiki! Šį kartą pakalbėsime apie pupų medį. Mes dabar stovim prie pupmedžio. Dabar tik tai pupų neieškokit, nes pupos atsiranda vėliau. Ir dar paskui pasakysiu vieną dalyką apie pupas. Tai va, kaip ir sako pavadinimas, pupmedis priklauso pupinių šeimai, pupinių augalų šeimai. Ir jisai labai gražiai žydi. Dėl to mes jį iš tikrųjų ir pasisodinom. Jau vien dėl tų žiedų verta sodinti, galima iš arčiau dar pritraukti tos žiedukus. Va tokiomis ilgom žiedų kekiam. Labai gražiai žydi ir nuostabiai, tiesiog nuostabiai kvepia. Taip kaip kvepalais, kokiais labai malonus aromatas. Va, negaliu niekaip atsiuostyti. Čia mes matom dar mažiuką labai pupmedį. Bet jisai gali užaugti labai didelis medis. Iš tikrųjų, mes matėm Latvijoje berods tokį tiesiog žiedų kekės nusvirusios, atrodo kaip ne šio žemėje, kažkaip kaip iš kito pasaulio. Labai nuostabus medis. Na, nežinau, ar jam pavyks čia tokių užaugti. Tikėkimės, kad pavyks. Nes aš turėjau jau tėvų sodyboje, kai buvau jį pasisodinusi, turėjau karčią patirtį. Tai tiesiog jisai nušalo. Lietuvoje tai yra ne vietinis augalas, tai yra ne Lietuvoje paplitęs medis. Galima vadinti arba medžiu, arba krūmu, nes jisai kaip ir paprastai turi ne vieną kamieną, o tai galima vadinti arba dideliu krūmu, arba mažesniu medeliu. Tai va, buvo jisai nušalęs sodybai, jeigu yra labai atvira vieta, labai vėjuota, labai šalta, tai jis gali ir neišgyventi. Kai kada tiesiog apšala, o kai kada nušala iki pat dangos žemės. Tai reikia būtinai jį, bent jau pirmais metais, kol jisai sumedėja, kol įsitvirtina, kol ką, būtinai reikia žiemai pridengti. Jeigu norite išsaugoti šitą augaliuką. Lietuvoje dar auginama ir taip pat kita pupinių šeimos atstovė, tai yra, skrusdelytė. Tai yra karagana. Dabar va įkeliu jums nuotrauką pasižiūrėti, kaip atrodo karagana. Tai nemaišykite. Čia va tokiom kekėm ilgom yra pupmedis, kai žydi. O jeigu tokie pavieniai maži žiedukai, atrodo jie taip pat, tik tai jie yra pavieniai ant viso krūmelio. Tai ten bus karagana. Karagana taip pat nėra mūsų vietinis augalas. Tai yra atvežtiniai augalai. Na ir bandome juos čia auginti Lietuvoje, nors ir jie ne visai mūsų zonos augalai yra. Jiems čia šiek tiek šaltoka. Dabar ką reikėtų dar žinoti apie pupmedį. Nors tai yra be proto gražus augalas, atrodytų visur galim jo prisodinti, palei kiekvienus namus, palei darželius, mokyklas, visur. Bet dėja, prie mokyklų ir darželių jo geriau nesodinkite. Nes pupmedžio tos pupos sėklytės yra labai nuodingos. Tai tiesiog, kol jos bręsta, jos netgi kvepia šiek tiek žirneliais tokiais, kol būna darželios. Tai labai saugokit mažus vaikučius, kad jie neįsidėtų į burnytę, nepagalvotų, kad čia žirneliai valgomi, nes iš tikrųjų galima net apsinuodyti iki mirties. Tai gali pradėti deginti burną, sveikti galvą skaudėti, pykinti. Žodžiu, įvairiausi yra simptomų, priklauso ir nuo to, kiek buvo žirnelių suvalgyta. Bet tiesiog tai yra vienas iš tikrųjų nuodingiausių augalų. Ir tai yra, jis turi glikozidą citiziną. Ir toks augalas Citizus copareus. Tai dabar galvoju, kad jisai turbūt irgi turi to alkaloido nuodingo. Tai va, tas citizinas, jisai yra visame augale, bet labiausiai yra paplitęs ankštyse ir sėklose. Labiausiai ten didžiausios sankaupos ir daugiausia ten jo yra, didžiausia koncentracija. Tai jeigu nenorite, pavyzdžiui, irgi, kad vaikučiai valgytų tuos žirniukus, tai bent jau nuo apatinių šakų tada būtinai nuskinkite nužydėjusius žiedus, kad jisai nespėtų suformuoti anksčiau. O suaugę turbūt neis ir nevalgys tų žirniukų. Tai va dėl to ir sakau, kad tiesiog reikia turėti omenyje, kad augalas be proto gražus, tikrai gražus, bet perspėti reikia mažus vaikus ir paauglius ir visus, kad jokiais būdais nevalgytų tų žirnelių iš anksčiau, tų pupelių. Taip, kad dar būtų galima apie pupmedį papasakoti. Jisai labai nereiklus yra,
krūmelis, medelis. Gali augti praktiškai bet kur, ir drėgnesniai šiek tiek vietoj, ir sausesniai, ir rūgštesniai dirvoj, ir kalkingesniai. Iš tikrųjų, tai labiau mėgsta kalkingą dirvą ir labiau mėgsta, jeigu nebus per sausa jam. Bet, na, kaip pasakyti, jisai beveik visur prisitaiko, nes labai toks universalus yra augalas. Jisai netgi yra paplitęs kai kuriuose Europos vietose, ten, man atrodo, ir pietų Prancūzijoje, taip pat jau galima ir gamtoj sutikti pupmedžių. Ir beje, tas sėklytės laukiniai gamtoj tai valgo, man atrodo, elniai. Tai jiems jos nėra nuodingos. Tai dėl to kartais žmonės laikydavo tą pupmedį stebuklingu augalu, kad, nu, vat, elniai nenusinuodija, o žmonės nusinuodija. Taip, tai dabar dar būtų galima paminėti, kad Lietuvoje auginamos gali būti kelios pupmedžių rūšis, taip pat ir hibridai įvairiausi. Paprastai būna pardavinėjami skiepyti augalai, čia irgi, man atrodo, jo, buvo skiepukas. Na, jis tada greičiau žydi, nes jeigu jūs imsite rūšinę augalą, tai jeigu neskiepita, tai jisai gali maždaug po 15 metų pradėti tik tai žydėti ir jums tiesiog labai ilgai teks laukti. Aišku, galbūt tas medelis bus ir atsparesnis, ypač jeigu sėta buvo iš Lietuvoje jau augančių pupmedžių. Bet jeigu norite greičiau turėti žiedų, va jau atrodo keletos metų tas medelis ir jau vat žiedais apsipylęs. Tai jeigu norite greičiau turėti, tai rinkitės tada skiepytą. Na ir žinoma, būtinai tada ir apsaugokite tą skiepytą vietą, kad jeigu nušaltų, bent jau, kad ataugtų nuo skiepo, o ne žemiau. Taip, dabar, ką dar svarbaus pasakyti, yra kelios pupmedžių rūšis Lietuvoje auginamos. Tai yra paprastasis pupmedis arba dar vadinamas darželinių pupmedžių ir yra alpinis pupmedis. Tai kaip galima juos atskirti, tai alpinis jisai žydi šiek tiek vėliau. Jo, man atrodo, ir ilgesnės yra žiedų kekės ir jisai žydi kažkur, vat, birželį pradeda tik tai žydėti. Na, o tas paprastasis pupmedis, Laburnum anugiroides, jisai žydi anksčiau, dar iki birželio. Tai va čia, kadangi jau pagal žiedus matom jau žydį, tai čia greičiausiai bus tas paprastasis arba vadinamas darželinis pupmedis. Na tai ką, turbūt tiek būtų šį kartą apie pupmedį. Parašykite komentaruose, ar auginate pupmedį, kaip sekasi, ar buvo jums nušalę, ar saugote žiemą. Gal kažkur tai matėte didelių pupmedžių, mačiau ir į Facebooką buvo žmonės įsikėlę nuotraukų, tiesiog apsipylė žiedais tie pupmedžiai, ypač labai gražiai dera su visterija. Visterija beje tėvų sodyboje irgi buvo nušalusi, nes na, tai yra lepesni šilumai augalai ir juos jau reikia parinkti jiems labai tokią šiltą vietelę. Tai kai žydi kartu visterija ir pupmedis, tai yra, nežinau, neišpasakyto grožio derinys, nes visterijos tokiom ilgom, vat panašiom violetiniam arba melsvom, arba šiek tiek rausvom kekiam, o pupmedis geltonai ir toks gaunas labai gražus derinys. Galima netgi formuoti ant pergolių, galima formuoti, na, žodžiu, kažkur tai formuoti tas šakas pagal jūsų formas, kažkokias tai metalinės konstrukcijas ir suformuoti tokias ir arkas, galbūt galima ir iš tų pupmedžių ir kekės tada labai gražiai svyra. Tai va, vėl nusimušiau. Tai ačiū, kad žiūrite, ačiū, kad komentuojate, ačiū, kad spaudžiate patinka, ačiū, kad užsiprenumeruojate kanalą. Čia tiem, kas dar nesate užsiprenumeravę. Kai užsiprenumeruosite, tiesiog jums ateis priminimas apie naują vaizdo įrašą. Tai jeigu norite nepraleisti, būtinai užsiprenumeruokite. Na, o kas norite paremti šį kanalą, mane, tai kviečiu tapti Patreonu. Ten taip pat gausite ir straipsnius apie augaliukus. Ten aš rašau tai, ko nekalbu čia. Ir, o, akis atėjo. Ir susitiksim kitose laidose. Iki.